čempionato šiaurinės konferencijos varžybos, rungtynės su Liuksemburgo komanda. Mums šitos rungtynės svarbios, kaip ir turbūt kiekvienos išlikusių, tai su Liuksemburgu ir Švedija. Svarbios tuom, kad mes šiai dienai esam iš 5 komandų 4 vietoje. Mes turim tik vieną pralaimėjimą Čekijos komandai, kur manau, kad tas pralaimėjimas galbūt buvo tiesiog mūsų galbūt neįvertinimas savo galimybę. Iš tikrųjų buvo geros rungtynės ir galėjom laimėti. Bet taip pat su Liuksemburgo komanda yra turbūt jaunimo išbandymo laikas, nes Liuksemburgas šiai dienai yra paskutinėje vietoje, bet manau, kad tai negalim nuvertinti dėl to, kad nemažai žaidėjų žaidžiančių iš užsienio. Kaip Irmantas minėjo, tai bus geras šansas, geras išbandymas jaunesniems pasirodyti. Treniruojamės, dirbam, kažkokių konkrečių planų būtent tom varžybom nekuriam ir nedarom. Reikalinga pergalė. Man asmeniškai Liuksemburgas kaip komanda tai gerai žinoma. Kaip sakėm, jie yra mūsų rate outsideriai ir ką mes parodėm prieš varžybose žaisdami su Čekijos komanda, kad mes esam pajėgus netgi žaisti su tokiom komandom kaip Čekija ir gerai jiem pasipriešinti, prie geresnių sąlygų gal ir nugalėti. Tai su Liuksemburgu, kaip bebūtų, kokia tai būtų sudėtis, mes einam laimėti ir tuo pilnai tikim. O yra tokių traumų? Taip, kaip minėjau, komanda jauna ir tam yra priežasčių. Negalės padėti keletą mūsų pagrindinių žaidėjų, didelių žaidėjų, kurie žaidžia užsienį. Tai būtų Jonas Mikalčius, Ignas Darkintis, Karolis Navickas. Jie atstovauja klubom, kur čempionatai ten dar vis vyksta. Tai yra dar keletą žaidėjų, kurie dėl asmeninių priežasčių negali padėti būtent šiuose varžybose. Bet, kaip sakiau, yra jaunų, perspektyvių, jie turės šansą ir matysim. Jaunimas rodo didelį norą treniruotėse. Tai manau, varžybos irgi parodys ką iš tikrųjų jie gali. Nes jeigu neparodysi, turbūt viskas aišku, kas bus toliau. Tai manau, viskas bus gerai. Sužais jaunimas, sužais vyresnėjai ir turėtum laimėti. Tikitės pergalės? Taip, tikrai taip. At the moment, obviously, as Gediminas had mentioned, a few guys are not available from overseas. A few guys are injured that are back home. One of the biggest challenges has actually been the weather. Spring is actually taking longer to actually come out, so we haven't had as much opportunity to train outdoors as we would like. So I don't expect that the game that we will play will be as smooth and as crisp as we would like, because we haven't really had enough time to train outside. You can train indoors, but it's totally different when you need to train outdoors. As for my expectations for the game, when we're playing at home, I've always said that you want to win every home game that you play. And at the moment, obviously, each and every team in the group is fighting for the second spot, because Czech Republic are doing quite well and they picked up quite a lot of points. Be difficult to catch them, but the main goal for us now at the moment is to make sure that we win here at home, and then start preparing for next week. We'll have a longer time next week because we've got 2 weeks before we play Sweden. So this main week, just win the game. It might not be as pretty as we'd like it to be, but a win is important, yeah. Jie galvoja turės tą tokį biškį pliusą, kad pas juos jau čempionatas tikrai yra prasidėjęs ir jau jie žaidžia lauke, o mes dar pradėsime už gerą mėnesį. I think at the moment, a lot of the guys that are at their best, at their peak, are playing abroad. So like Karolis mentioned, Ignas, Jonas, Dovidas. So we need to build some youngsters to fill the spaces of those guys, because the problem is that whenever you want them, you can't get them all the time because the clubs are using them, or the clubs are a little bit reluctant to actually give them to us because they are either at the beginning of their season in autumn or at the end of their season in spring, and they need to win every game. So what's important now for us is mainly focus, try and develop, make a bigger squad at home, so we don't have to, if the guys abroad are not available, we can always use the youngsters that are coming through.
And if you look at the results of the last 15 tournaments, under 18s, and the last 7 tournament at 18s, it's looking promising. You know, we've got some. I expect in the 23 that we will have at least 2 or 3 guys that are 19 or 20 in the team. Definitely, maybe even more. You know, obviously we've got a few guys that are in South Africa as well that are back, and it'd be nice to see how they play. You know, I think the future is always more important than the present. To be honest. Yeah. Kodėl to jaunimo daug, tai rodo, kad tas jaunimas pas mus, reiškia, konferencija vienas buvo 3 pagal pajėgumo lygis Europai, tai vyrukai laimėjo 1 vietą, prieš tai rudenį laimėjo, reiškia, 2 grupę, 7 regvis, tai parodo, kad jaunimas auga gan reiškia, aukštos kvalifikacijos ir manau, kad tai sustiprins tik tai ateityje rinktinės lygį. Aišku, apie problemas, apie valstybinės problemas nekalbėsim, visą laiką tų finansų trūks, bet manau, kad jeigu bus jaunimo ir tokia, kokią šiandien mes turim, galbūt mainų programą, kurią vykdom per Pietų Afriką, gal jinai plėsis kažkiek, tai manau, tie planai, kurie dėliojami į ateitį, tik sustiprins ir treneriai turės galimybę rinktis žaidėjų. Šiai dienai atvirai galim kalbėti, kad nėra didžiulio pasirinkimo, yra realiai subrendę žaidėjai, kai kurie žaidžia profesionaliuose klubuose ir sudėtinga juos šiai dienai atsivežti, dėl to, kad jie privalo žaisti už klubą ir mes galėtumėm trukdyti tam dalykui ir kadangi mes vertinam jos žaidėjus kaip asmenybės ir nenorim trukdyti tiesiog jų karjeros, tai mes renkamės jaunimą daugiau šiai dienai. Labai džiaugiuosi, kad tie, sakykime, žaidėjai, raktiniai žaidėjai šiai dienai žaidžia, kaip Pradžius, kaip, imkim, Mindaugas Misevičius. Tokių žaidėjų mums reikia ir be jų mes šiandien dienai gero regbio negalim demonstruoti, dėl to, kad jaunimas dar nėra subrendęs rimtam regbiui, bet su tokiais žaidėjais automatiškai greičiau tobulėjama, daugiau apsiprantama ir manau, taip pasieks tas jaunimas asmeninį geresnį rezultatą greitesniu laikotarpiu negu be jų. Tai labai džiaugiuosi ir viliuosi, kad treneriai turės galimybę ateityje galbūt žaisti dar aukštesniam divizione. Šiai dienai gal truputėlį sunku, bet imkim, kad ir rungtynė su Čekija parodė, kad mes pilnai galim kautis. Jeigu turim pilną sudėtį, pilnų žaidėjus, tai aišku, truputėlį sudėtinga dėl to, kad kitos šalis nacionalizuojasi kitų šalių žaidėjus. Šiai dienai mes kol kas pakvietėm vieną žaidėją, treneris pakvietė, reiškia, iš Pietų Afrikos. Tai nežinau sudėties, kol kas matysim šeštadienį, galbūt pamatysim aikštėje. Bet manau, kad mano atžvilgiu tai nėra teisinga, bet šiai dienai mes kito varianto neturim, dėl to, kad žaidėjai, reiškia, prieš komandas, kurio žaidžiame, jie nėra tos tautybės žaidėjai. Mes, kadangi mes dar išlaikom tą liniją, kad praktiškai visa komanda lietuvių žaidžia. Tai aš noriu tik tai pasidžiaugti ir aišku, tikėsime šeštadienį gerą reginį. Manau, kad Panevėžys senai neturėjo regbio, reiškia, nacionalinės rinktinės, tai manau bus puikiai šventė ir žiūrovams, ir veteranams, kurie žaidė, ir vaikams, kurie žaidžia, bus puikiai šventė ir pamatyti gerą reginį Panevėžyje.